Gerai, kad mes esam toks šventas kraštas, ta prasme, nebaudžiamas. Mes galim ten vienas kitas tornadas prasiaučia, mes gyvenam ant platformos, kuri nejuda, kur mums nereikės kažkada tai išsikelti, nes Lietuva turi daug žemės, švarus, geras, ekologinis kraštas. Mes tiesiog pagaliau pabuskime ir pasakykime, kokia ta Lietuva gera, švari ir mes turime ją globoti, saugoti, va tokia va linkme. Kad siekti materialinės gerovės yra labai toks natūralus jausmas. Ir, žinai, kad lietuviai yra nepatenkinti daug kuo, ypatingai finansinių nestabilumas yra didžiulis. Tai yra natūrali žmogaus tendencija siekti socialinio stabilumo, finansų, save išreikšti ir taip toliau. Bet dėl to, manau, per daug ir per giliai tampame skeptikais. Labai išsiskiriam su žinai, individų tauta. Mes esam per maža tauta, kad būtumėm visi individais. Supranti, visuomenėje, pasaulyje bendruomenės jungiasi, žmonės jungiasi į grupės. Ir tas susivienimas, supranti, vėlgi, šiuo metu vėlgi bendruomenė, šeima, bendruomenė, visuomenė. Tai yra pažangos tas variklis bendrauti, apsikeisti idėjomis, sutarti, daryti, bandyti, o neskilti. Nes turime tikrai puikų kraštą, ta prasme, žalią, tikrą, gryną, neužterštą, su tiek miškų, ta prasme, koks yra idealus 1 kilometro kvadratinio, ta prasme, žmonių tankis yra visiškai nedidelis, kur mes turime didžiulius žemės plotus, ta prasme, mūsų populiacija yra maža. Aš tiesiog galvoju, Egle, mes kažkaip tai vis šnekam su žmonėmis, kurie, sakykime, daugiau būna ten negu čia. Taip. Ir jie vis sako, vat, gyvenimo kokybė Lietuvoje, kokybiškas gyvenimas Lietuvoje, jie visi giria. Bet nepaisant to, jie visi yra tenais kažkur tai, kad ir jūs Kinijoje. Taip. Iš vienos pusės labai smagu, kai žmonės, kurie čia negyvena, jie sako, kad Lietuvoje būtent yra galima gyventi kokybišką gyvenimą. Taip. Taip, aš suprantu. Mums lengviau matyti šnekėti apie tą kitokią kokybę. Mes nejudinam, man atrodo, tos finansinės pajamų kokybės, ta prasme, žmogaus išreiškimo, savęs, savo potencialo panaudojimo ir algos ir išmokų. Mes tikriausiai nekalbam apie tai, mes kalbam apie kitokią kokybę, ta prasme, kad apie tą kokybę, kurios, sakykime, netgi kitur didžiausia alga nesuteikia. Taip, ta prasme, apie kokybę, kada, vat, kaip sakau, susiveda į labai tokius pragmatiškus, gerus, bendrus kriterijus, kurie absoliučiai visai visuomeniai, ta prasme, nepriklausomai, kur tu gyvensi, yra svarbus. Tai yra oras, kuo kvėpuoja, tai yra vanduo, ta prasme, kokybė maisto, vandens, oro, švarumą, žinai, supranti. Nusileidžia lėktuvas, išlipat, sakykime, ne į rankovę, bet trapu. Ar jūs jaučiate, kad pas mus oras yra kitoks? Na, sakykime, jisai yra, ta švarumas, jisai yra jaučiamas? Taip, yra jaučiamas, taip. Tu pasižiūrėk, mes Šanchajuje niekada neturim tokių debesų. Ta prasme, vienintelis dalykas, tarkim, kad Šanchajus tai yra miestas po gaubtu, kur jeigu pamatai debesis, tai vadinasi, atsitiko kažkas, gaubtas prairo, debesis. Debesis tai yra natūrali, ta prasme, gamtos, vadinasi, jūsų gamtinis ciklas veikia natūraliai. Tai gali formuotis kamuoliniai, gali būti plunksniniai, gali būti aukštieji, ten stratosferiniai. O palaukit, ką jūs matote Šanchajuje? Nieko, mes matom tokia kaip, žinai, kai pasižiūrėtum į šitą į tepalo dėmę, ir matai, va, ta saulė kartais šviečia, žinai, ir supranti tokia dėmė, vaivorykštinė. Tai taip ir būna šitą, kad jisai pastoviai yra vienos spalvos, tai yra dulkių, užteršalų, ta prasme, gaubtas ir visa kita. Niekas savo. Labai gerai, kad lyja.
Šiaip tai, žinai, lyja natūraliai irgi gerų vandenių. Yra tokios reklaminės Šanchajaus nuotraukos, ta prasme, kur matosi senasis Šanchajus, Bundas ir Liudžiazui, ten, kur yra finansinis centras. Ir tokios didžiulės nuotraukos, kur yra bokštai, pastatai, debesis, saulė. Ir pirmus metus galvojau, kad tai yra visiškas photoshopas. Ta prasme, kad tai yra pagaminta nuotrauka. Ir atsimenu vieną kartą, tai buvo aukštas slėgio diena ir pasirodė plunksniniai debesis. Aš net draugiai parašiau e-mailą, ta prasme, kad ir Šanchajuje gali pasirodyti saulė, gali būti, aš matau debesis, ta prasme, aš važiuoju į miestą fotografuoti, to pačio taško. Kvapai vėlgi, žinai, supranti, kiekviena valstybė turi savo kvapą iš tikrųjų. Ir vėlgi, žinai, gal net nepastebim ar ne, žinai, nepastebim ar tiesiog, žinai, tai yra toks kasdienis dalykas. Bet vat kvepėjimas, vat po lietaus kvepia žemė, ne, tarkim. Ar pajauti kitą kartą, vat kai liepos žydi, žinai, gaivuma, vat šita tokia natūrali gaivuma, jinai praneša vėjas, praneša tą kvapą ir taip toliau. Yra be galo daug natūralių kvapų, kur Šanchajuje mes natūralių kvapų neturime. Mes jaučiame vienos gamyklos dešiniai kvapą, kitos gamyklos kairiai kvapą, toliau kanalizacija. Tai tas ekoturizmas Lietuvoje, kiniečiams atvažiuoti pauostyti mūsų liepas ir žemę po lietaus, ne? Tai jie tikriausiai jau, žinai, nebegali, todėl kad jie yra alergiški žmonės. Tai yra ta industrializacija ir taip toliau suteikia labai daug neigiamų padarinių sveikatos būklei. Aš niekada, tarkim, aš dirbu amerikiečių mokykloje, kur jų pagrindinis vaikų kontingentas tai yra pietų korėjiečiai ir kinai. Ir tarkim, aš niekada dar nesu buvusi tokioje alergijų paliestų vaikų bendruomenėje, kuomet net žemės riešutų negalima įsinešti tiesiog į mokyklos teritoriją. Nes kažkas taip pajus. Taip, alergenas yra didžiulis, nes gali iššaukti bet kokią netikėčiausią ir blogiausią reakciją. Ta prasme, tai yra uždrausta, tai yra numatyta mokyklos taisyklėse. Taip. Žemės riešutų nenešti, o dar. Taip. Ne, tai žemės riešutai ir iš visi kiti riešutai, bet žemės riešutas yra toks stipriausias maisto produktas. Tai va, tai yra be galo, manyčiau, kad yra be galo didelis žmonių skaičius, kuris jau tiesiog niekada gal ir nekeliaus ir nesidomės va tokiom natūraliom vietomis, todėl kad nepakeltų. Jo, ta prasme, daug alergenų, ta prasme, tas pats natūralus, nes šiaip tai iš tikrųjų pasaulis labai yra užterštas.